Šiandien pašnekėsim apie vieną svarbiausių dalykų kriptovaliutų rinkoje, kurio visi laukia, ir tai yra ta parabolinė fazė, kada visos kainos tiesiog keliauja į euforiją ir skrenda į viršų kaip raketa. Ir tie, kas jau yra ne pirmą bullruną, žino, kaip tai maždaug atrodo, būna gana ramu ir tada kažkiek keli mėnesiai, kažkoks laiko periodas, kada kainos tiesiog šauna į viršų ir visi pasidaro pinigų, net ir tie, kurie nieko neišmano, tiesiog atėję į kriptovaliutų rinką, nusiperka bet ką ir tiesiog užsidirba pinigų, nes visa rinka keliauja į viršų ir panašu, kad po truputį mes artėjam link tos euforinės fazės, kada visi tiesiog pasidaro pinigų. Taigi kaip atrodo rinkoje ta parabolinė fazė ir jie maždaug atrodo štai taip. Tas pats buvo ir 2012 metais, po halvingo praėjo kažkoks laiko periodas ir tada kainos šovė į viršų. Čia yra pavyzdžiui bitkoino kaina, bet mes žinom, kad jeigu bitkoinas kyla į viršų, visa rinka kyla į viršų, tada prasideda altcoin season ir panašiai. 2016 metais buvo tas pats, 2020 metais buvo tas pats ir dabar 2024 metais turėtų būti vėlgi tas pats. Aišku, yra dalykų, kurie dar gali, kaip sakant, go wrong ir mes to nepasieksim, bet tai yra labai mažai tikėtina, kadangi stabiliai maždaug kas 4 metus visada būdavo ta banana zone, kaip vadina šitą bullruną, tiesiog didžiulis expansionas, kada kaina tiesiog skrenda į viršų. Tai štai ko mes laukiam ir visi, kurie išmano kriptovaliutų rinką, laukia šio didžiojo pakilimo. Kas 4 metus visą laiką buvo tas pats, realiai bankai dažniausiai būna užkėlę palūkanas, kadangi prieš tai būna recesija, tai vadinasi bear marketas, kada visos kainos keliauja į apačią ir būna tokia recesija, aukštos palūkanos. Iš esmės tiesiog bankai ir vyriausybės stabdo ekonomiką, kad mažiau pinigų būtų cirkuliacijoje, nes dažniausiai infliacija labai pakyla. Ir tada mes po truputį žengiam iš bear marketo į bull marketą, kai centriniai bankai ir visos vyriausybės pradeda mažinti palūkanas ir iš esmės vėl nori padaryti, kad mes išeitume iš recesijos ir vėl visi gerai gyventų ir būna labai daug pinigų paduodama atgal į ekonomiką, į cirkuliaciją, tada pamažina bankai palūkanas ir tada vėlgi verslai daugiau skolinasi, žmonės daugiau skolinasi, daugiau pinigų ir visos šitos kainos tada keliauja į viršų. Dabar yra kokia situacija, kad buvo labai aukštos palūkanos gana ilgą laiką ir dabar visi tiesiog laukia, netgi ir pati rinka labai akivaizdžiai dabar laukia, kada bus tas palūkanų mažinimas, kada bus vėl pripompuojama ir prispausdinama daug pinigų ekonomikoje. Čia yra ECB, tai yra Europos centrinis bankas ir labai tikėtina, kad jeigu Europos centrinis bankas pamažins palūkanas, kad tai paskatins ir Amerikos federalinį banką pamažinti palūkanas, kadangi jis to dar nedaro. Ir dabar ateina daug naujienų, kad dabar šiuo metu, kol darau šį video, yra gegužės pabaiga, kad birželio mėnesį, birželio pradžioj mes tikimės pirmų palūkanų mažinimų ir jeigu taip iš tikrųjų įvyks, tai bus tas pirmasis žingsnis, kuris jau papušins rinką stipriai į viršų ir labai tikėtina, kadangi pradės mažinti palūkanas Europą, kad Amerikos bankai taip pat ilgai nelaikys aukštų palūkanų. Aišku, čia yra šiek tiek diskutuotina, nes dabar dar artėja rinkimai, tai neaišku, kaip bus iš tikrųjų, bet visi po truputį tikisi tų palūkanų mažinimų ir jeigu juos gausime vasarą, tada ateis tas didžiulis pakilimas. Tai kalbant tada toliau, yra daug naujienų apie ETFs ir panašiai ir mes žinom, kokie buvo sėkmingi Bitcoin ETFs, kiek daug įplaukų jie ir susidomėjimo pritraukė iš žmonių. Ir pavyzdžiui, čia matome, kad Bernstein Bank, tai yra tiesiog didžiulis bankas, spėja, kad pavyzdžiui Bitcoin ir Ethereum ETFs iki 2025 metų pasieks net 100 milijardų įplaukų. Tai pagalvokit, kokie čia pinigai. Ir šiaip labai svarbu suprasti, kad prieš ETFs, ta prasme, viskas būdavo retail, žmonės tiesiog pirkdavo kriptovaliutas ir tada kainos kildavo į viršų. Bet dabar realiai atsirado finansinės institucijos, kurios taip pat perka ir realiai mes keliavom iš nulio, kai nieko nebuvo, buvo tik tais retailas ir dabar keliavom į vieną, dar kadangi tiesiog prisideda daug finansinių institucijų, kurios tiesiog kiša pinigus į kriptovaliutas, tai vėlgi dar didžiulis įrodymas, kad ateis ta expansion fazė, kadangi net ir institucijos perka ir to tikisi. Ir judant toliau galim pažiūrėti, ką daro banginiai, tai yra tiesiog verslai arba žmonės, kurie yra labai stambus ir sukiša labai daug pinigų į kriptovaliutas.
Čia iš esmės šitas čartas parodo banginių aktyvumą ir matosi, koks yra parabolinis čartas, kada viskas pakilo į viršų, tai reiškia, kad stambių žmonių, stambių verslų investavimas į kriptovaliutas smarkiai kyla ir tai yra vėlgi labai teigiamas dalykas, nes dauguma stambių verslininkų Amerikoje, jie žino, kas laukia ir jie žino, kaip viskas vystysis, tai jeigu jie perka, tai yra labai teigiamas naujienos ir mums, kadangi greičiausiai, kaip jie spėja, taip ir įvyks, todėl visi taip aktyviai juos ir stebi. Tada pasižiūrint standartiškai į Bitcoino ETFs, mes matom vėlgi didžiulės įplaukas. Čia buvo ši savaitė, kada mes turėjom labai daug įplaukų, apie 1 milijardą per savaitę, tai buvo tiesiog kosminiai skaičiai. Dabar yra šiokia tokia stagnacija, bet mes vis matom, kad mes vis perkam ir tos ETFs vis yra labai populiarios ir netgi ir per stagnaciją, kada kaina tiesiog nieko nedaro, mes matom, koks yra didžiulis susidomėjimas, žmonės ir institucijos vis tiek nusiperka už kem 5 milijonus, už 28, vėlgi už kem 8 ir vėl už kem 8 ir taip toliau. Iš esmės netgi kai kaina nekyla į viršų, mes matom didžiulį susidomėjimą ir supirkimą, tai kas bus, kai kainos iš viso šoks į viršų. Aš tai įsivaizduoju, kad bus labai didžiuliai pakilimai ir tada šie skaičiai bus dar didesni nei dabar, kadangi visi gaus FOMO, kada jie tiesiog fear of missing out, kada jie bijos viską praleisti ir pirks dar labiau ir tai tiesiog bus kaip ugnis visam šiam bullrunui. Ir čia matom dar vieną postą, ant kiek sėkmingas buvo ETFs launchas. BlackRock's Bitcoin ETFs became the fastest ETFs to reach 20 billion, tai reiškia 20 milijardų įplaukų. Mes čia matom kažkokį kitą fondą, kuris užtruko pasiekti 20 milijardų, užtruko beveik 1000 dienų. O šito BlackRocko dabartinis Bitcoin ETFs pasiekė 20 milijardų per 137 dienas, tai įsivaizduoju, koks yra dabar demandas kriptovaliutom, ant kiek žmonėmis patinka. Tai vėlgi dar vienas postas, kuris parodo, ant kiek stipriai yra susidomėjimas kriptovaliutomis. Ir tiesiog viską užbaigiant, labai svarbu paminėti rinkimus. Dabar su rinkimais labai įdomi situacija vyksta. Bideno administracija buvo ta, kuri iš esmės buvo antikripto. Jie, iš esmės tiesiog gadindavo gyvenimą kriptovaliutų rinkai ir labai darydavo neigiamą poveikį. Ir tada atėjo Trumpas, kuris pradėjo campaignint pro kripto, tai reiškia, jis pradėjo pasakyti, kaip gerai yra kriptovaliutos ir kad mes turim jas laikyti Amerikoje, mes turim būti lyderiai ir panašiai, tai yra labai teigiamas dalykas. Ir dabar vyksta tokia kaip kova, kadangi Trumpas pradėjo pasakyti teigiamai, dabar ir Bidenas jau kažką daro, nes nieks nenori prarasti tos daugumos balsų iš kriptovaliutų fanų, kurių yra labai daug Amerikoje, apie 80 milijonų, tai įsivaizduokit, kiek čia yra daug rinkėjų ir dabar abudu bando laimėti jų balsus, nors Bidenas dar iki dabar priėmė tokius abejotinus sprendimus, tai jeigu šie rinkimai tikrai labai veiks visą rinką, pavyzdžiui, jeigu išrinks Trumpą, tai kriptovaliutų fanams bus labai gerai, nes jis greičiausiai greit numažins palūkanas. Ir šie rinkimai yra pirmi istorijoje, kada prezidentai bando laimėti kriptovaliutų rinkėjų balsus, nes jų dabar jau yra antiek daug ir ta kriptovaliutų community visa jau turi savo balsą ir tai yra labai svarbu, nes tai vis tiek, jeigu jie būtų pešis, tai dėl tų balsų vis tiek bus labai teigiamas dalykas visai rinkai. Ir dabar užbaigiant su Bitcoino chartu, tai mes matom, kad dabar Bitcoinas yra descending triangle ir kas gali būti, kad bus šūvis į viršų pagal formatą, bet tuo pačiu aš dar labai neskubėčiau, nes tikrai gali būti dar didžiulė konsolidacija, kada mes vėlgi nuobodžiai ilgai judam į šoną, judam žemiau ir panašiai. Panašu, kad dabar rinka laukia tų sprendimų dėl palūkanų mažinimo. Jeigu mažins palūkanas, tada valio, liuks, kainos eis į viršų, jeigu nemažins, tai gali būti net gana didelis šokas kriptovaliutų rinkai, nes dabar visi to tikisi, tai iš esmės dabar iki birželio pirmos pusės mes turbūt judėsime pagal tai, koks bus sprendimas dėl palūkanų mažinimo. Taigi tiek šiam video, jeigu patiko, spausti like, subscribe, nes darysime daug tokių video, bus daug nemokamos edukacijos, jau turinys yra ruošiamas, apžvelginėsim visada kiekvieną savaitę aktualiausias naujienas ir tai yra tiesiog pats geriausias būdas nemokamai save edukuoti, tiesiog stebėti šios video, taigi spausti subscribe, jeigu patiko šis video, jeigu norite matyti daugiau ateityje ir kaip ir minėjau, laukia daug įdomaus edukacinio turinio, daug įdomaus turinio apie treidus, apie gyvenimą ir panašiai. Taigi tiek šiam video ir susitiksime kituose.